Labai paprastos priežastis, kodėl mes ir ėmėmės būtent elektroninio žurnalo, kodėl būtent su Dasata, tai yra patogumas, paprastumas, betarpiška parama ir šiaip sunku yra statybų sektorėje sugaudyti visus darbuotojus arba surinkti parašus, arba supažindinti. Bet kokia iniciatyva yra labai sudėtinga suorganizuoti, dažniausiai yra atmetimo reakcija visų darbuotojų, niekas nenori čia gilintis, nori dirbti savo tiesioginį darbą. Tačiau mums išsprendė daug dalykų, pas mus objektai nutolę yra kitose miestuose netgi ir ne tik tai, kad vieni biure sėdėtume. Ir jiems yra patogu pasirašyti būtent nuotoliu, tada, kada jiems patogu ir valanda nebūtinai turi būti darbo valanda. Čia ir išsprendė mums daugelį klausimų. Naudojantis Dasata mūsų ne tik tai, kad pagerėjo būvis, bet ir palyginimui su tai, kaip mes dirbame anksčiau, naudodami popierinius žurnalus, ar ne, tai buvo iš tiesų vargas. Pirmiausiai nuo to, kad reikia surinkti visus dokumentus, juk jeigu vyksti į objektą, tai reikia turėti viską, o jeigu pamiršai, tai teks kartoti, tai čia yra problema. Ir kai būdavo reikia surinkti visas kolegas į vieną vietą, kalbėti visiems, kad visi girdėtų ir visus pasiektų tą patį informaciją, tai dažnu atveju žmonės nelinkę būtų gilintis. Tai daug problemų yra iš tiesų, ypač su statybų sektoriumi, kur žmonės, žino kelias taisyklės darbų saugos, ar ne, kaip suteikti pirmąją pagalbą, o į detalesnės, platesnės plotmes gilintis nėra labai linkę, o jo labiau, jeigu yra kažkokie teisės aktų pakeitimai, tai jie irgi sunkiai prigyja, sunkiai suprantami gali būti ir net negaliu papasakoti, kiek reikia vizualizacijos, kad žmonės pasiektų tą informaciją norimą, nes dažnu atveju tekstas perskaitytas, jisai nebūtinai iš pirmo karto suprantamas. Tai būtent per elektroninius žurnalus mums pavyksta pasiekti to rezultato, kad žmonės pasiektų būtent tą informaciją, kokios mes ir tikimės jiems perteikti. Būtent per vizualizaciją, būtent per pakartotinus, kiek nori, gali skaityti, gilintis ir jeigu yra klausimų, tada gali kreiptis ir vėlgi mes būsime mielai pasirengę bet kokį klausimą atsakyti arba patikslinti dokumentą, jeigu jis yra netikslus. Tai yra nesudėtinga, bet kurį dokumentą įkelti, išimti, jie neprapuola tie įrašai, visi dokumentai eina į archyvus ir iš archyvo galima visą laiką ištraukti dokumentą, kai jo labiausiai reikia. Jeigu darbuotojas ateina į darbą ne vieną kartą, o kelis kartus ateina, išeina, tas irgi gyvenimo būna, tai mums jo to asmens bylą duomenys nėra sudėtinga atnaujinti ir nereikia nuo pat nulio, nuo pat pradžių įrašų daryti. Tai čia yra patogu, greitai. Darbuotojams iš tiesų bet kokios naujovės pradžioje atrodo baisios, kaip ir mums visiems kitiems, ar ne, ko aš nesuprantu, nežinau, atrodo, ne man, netiks, neprilips ir aš nieko nežinau ir nelyskit tiekis. Tačiau yra tiek paprasta, kad bet kuris žmogus, net neturintis ten labai didelių elektroninių arba kitokių kompiuterinių išraštingumo sertifikatų diplomų gali tą padaryti. Tai yra susipažinti, perskaityti, įeiti, išeiti, patvirtinti. Tai tikrai yra paprasta, reikia turėti tik telefoną, nemygtukinį ar ne, ir elektroninį paštą. Tai yra viskas, ko žmogui reikia, kad galėtų prieiti prie bet kokios informacijos iš tiesų, nes mes į sistemą elektroninį žurnalą tai nededam vien tik su darbų sauga susijusi informacija. Tai reikia suprasti, kad yra ir įsakymai, ir vidaus tvarkos, ir kiti teisės aktai, ar ne, supažindinti norimą informaciją ir kad pasiektų kiek įmanoma plačiau, daugiau žmonių, tai yra visus iš tiesų. Tai, mums nereikia kiekvienam subūrimui sutelkti ir skirti daug laiko. Žmonės susipažįsta labai paprastai ir greitai ir čia yra didelis pliusas mūsų. Taip, mes turėjom, man atrodo, patikrinimą, planinį mokesčių inspekcijos ir tai tas klausimas irgi buvo užduotas būtent inspektorių ir buvo prašoma pateikti įrodančius dokumentus arba pateikti patvirtinimą, kad pas mus laikomasi įstatymų ir mes turime žurnalus, tai mes pateikėme išrašus iš mūsų elektroninės sistemos, tai yra paprasti įrašai su datom, su valandom, kada buvo dokumentai pasirašyta, kieno, kuris, kada, kaip, ką padarė.
Ir buvom pateikę mokesčių inspekcija. Džiaugiasi gavę mūsų, priėmė, neatmetė, tom ir mes džiaugiamės. Vadinasi, šita sistema veikia ir jinai, yra pripažįstama valstybės institucijų, ko daugiau mums reikia. Būtent DASATA suteikia tą galimybę valdyti ne tik tai darbų saugos specialisto paskirtus dokumentus arba susipažinti skirtus dokumentus, bet ir šiaip įsakymus visus, dar vadovo būtent ir kitas vidaus tvarkas, kokią mes bepriimsime naujovę, mes galime ją labai paprastai pateikti darbuotojui. Būtent ir ne tik tai darbų saugos, bet dar ir daugiau, mes sveikatos knygelės ten turime. Tai man tas nemokamas ir tikslus asistentas visą laiką primins, ką aš turėčiau priminti, padaryti, kad darbuotojas turi praeiti medicininę apžiūrą. Tai čia irgi labai svarbus dalykas, nes darbuotojams įdomu, šiaip yra žmonės, kurie rūpinasi, domisi savimi ar ne, bet daugumoje atveju tai tikrai ne. Tai tas nemokamas asistentas, jis man primena, jisai mane pakalbina kiekvieną kartą ar ne, labai patogu sistemoje pasižiūrėti, nes tai ir grafiškai, ir vizualiai labai aišku, paprasta, kiek mesgi procentų esame įmonėje drausmingi. Tai čia labai gera priemonė tikrai. Įmonėms aš tikrai rekomenduočiau pasibandyti ir pasikonsultuoti su konsultantais, kaip ir su jumis, ar ne, mes galim bet kuriuo metu pasiskambinti ir kilusius klausimus išspręsti. Tai čia, jeigu dar ir dvejoja, tai pasiteirauti, pasigilinti, ar ne, kiek giliai galima šitą sistemą įvaldyti, juo labiau, kad kiek aš žinau, galima tą pačią sistemą pritaikyti įmonės reikmėms. Tik tai įmonė turėtų išreikšti poreikį, ko jai reikia, kad ta sistema atspindėtų arba apimtų, arba kad būtų pakeista jo struktūra, forma. Tai visa tai įmanoma, tik tai reikia žinoti, ko tu pats nori. Mes išpildome, mums užtenka ir tinka. Taip pat neseniai buvau konferencijoje darbų saugos specialisto ir personalo vadovų. Labai šaunu buvo tai, kad tikrai buvo plačiai kalbama apie tai, kiek mes visko turime padaryti, kad atitiktumėm teisės reikalavimus, bet kad žmonių resursai, žmogiškieji ištekliai yra labai riboti ir siurti, bet koks tarnas šalia arba asistentas tokio pobūdžio mums labai padeda. Tai šiuo atveju aš sveikinu jūs tikrai turite gerą produktą, galite tikrai rekomenduoti kitiems ir aš tą ir darau, nes iš tiesų su 3 įmonėmis dirbau ir būtent su DASATA, dėl to, kad tai ir patogu, paprasta, greita ir aptarnavimo prasme labai greitai atsako į bet kokį užklausą arba prašymą. Tai tiek. Ačiū labai. Ačiū.